Ok, tai kaip anglų kalboje bus aš galėsiu? Kaip pasakyti aš galėsiu? Dabar tam, kad suprasti, kaip pasakyti aš galėsiu, mes pradžioje turim žinoti, kaip pasakyti aš galiu, kas yra I can, ar ne? Dabar kaip pasakyti anglų kalboje aš dirbu? Aš dirbu yra I work, ar ne? I work. Tai kaip dabar pasakysit aš dirbsiu? Aš dirbsiu, kokį mes žodį turim ateičiai, yra I will work. Tai dabar galima būtų pagalvoti, kad jeigu aš noriu pasakyti aš galėsiu, aš turiu sakyti I will can. Bet mes žinom, kad tai yra neteisinga, tai yra ne I will can. Tai dabar klausimas, kaip pasakyti dirbti? Mes turim to work, right? O kaip pasakyti galėti? Kaip yra galėti bendratis, ar ne? Galėti. Net tai nėra to can, tai yra to be able to. To be able to. Mes turim atsiminti bendratį, mes po modalinių veiksmažodžių, tokių kaip will, mes turim galėti panaudoti bendratį. Tai dėl to aš galėsiu bus I will be able to. I will be able to, ar ne? Ok. Susimatom kitą pamokoje. Okay.